kaip smagiai, kabutėse smagiai. Kažkada girdėjau tokią labai teisingą frazę. Nieks taip nemoka sušikti savo santykių, kaip mes savų su meilė jiems. Nu, čia aš truputėlį perfrazavau, bet esmė tokia. Moteris pasidalino istoriją ir aš dabar tą istoriją perskaičiau, iš tikrųjų žiauriai skausminga istorija, skausminga man, jums mylėjai, aš net neįsivaizduoju, kiek jinai skausminga, bet man skausminga dėl to, kad, kaip mes einame kurt šeimas, einame statyti santykius, bet visiškai nesidomim, kas tai yra, kaip tai daroma, kaip tai turi būti daroma. Mes neturim, aišku, mokykloje niekur mūsų nemokė, kad pačiam tuo domėtis, tai yra procesas, tai yra darbas. Aš pradėjau tuo domėtis, man dar buvo 16. Ta prasme, ir tai aš dariau klaidas, ir žiaurias klaidas, dabar kai atsisuku, tai galvą nusiraut norisi. Ir toliau tas procesas vyksta, žmonės toliau nesidomi, susimeta pasidulkinimui, malonumui ir visiškai negalvoja, ką jie daro su savo gyvenimais, ką jie daro su savo vaikų gyvenimais. Žodžiu istorija. Nuo pat paauglystės pirmi santykiai, jau nuo pat pradžių buvo skyrybos, nes jis tiesiog lengvai pasakė, gerai, galim būti draugais. Nuo pat paauglystės santykiai. Vėl bendravimas atstatytas ant pimpaliuko. Kitaip aš dar pavadinu, kad bendravimas stato per šikną, o paskui jūs stebimės, kad šūdai smirda. Negerai. Bet čia yra mano nuomonė, tai yra mano įžvalgos, aš pats taip dariau, tai yra labai blogai, bet būna išimčių, ne? Anksti atsirado vaikas, likome kartu, labai blogai, ne? Bet toliau viskas reabilituojasi, šlifavomės ir susituokėme. Žiūrėkit, mano vadinasi schemos, kurias aš įvardinau galbūt ankstesniuose video, ne visada būna tokios, kaip aš sakau. Žmonės susišlifavo ir susituokė. Ir ėjo metai, keitėm darbus, bandėm statytis karjerą. Super, šaunuoliai. Bet vis dažniau pradėjo sakyti visokias nuostolgas, kurias man jaučia per gyvenimą. Kad negalėjo to ir to, visada išklausiau, stengiausi būti gera žmona. Jeigu... ir čia man asmeniškai, man šviečiasi, kad jūs abudu esate labai skirtingi. Ta prasme, vienas yra moteris, o kitas yra vyras. Ir nežinau, šito dalyko akivaizdu jūs nepastebėjot. Ir kodėl taip sakau? Todėl, kad moterys, jos gyvena per jausmus, per emocijas, per nuojautas. Ne? Aš nujaučiu, kad ten kažkur tai kažkas, ir tos nuojautos jos veikia, egzistuoja, čia viskas tvarkoja su jumis. Bet turit suprasti, mielosios, kad vyrai nuojautų neturi. Vyrai yra žiauriai paprasti. Ir jeigu vyrui blogai, ne, taip, mes tyleniai, yra vyrai tyleniai, ten, žodžiu, ten užsidaro savyje, kenčia ir paskui tenais sprogsta, žinai. Yra tokių variantų. Bet, žiūrėkit, pas tave, mieloji, adekvatus vyras papuolė. Pradėjo vis dažniau sakyti visas nuoskaudas, kurias man jaučia per gyvenimą. Ta prasme, tai jau yra gerai. Jis jau informuoja, kad kažkas negerai.
Tai, vadinasi, jau laikas susėsti ir kalbėtis, ieškoti. Kokios dar tau nuoskaitos? Nu ką aiškinamės? Ir bendraujam, aiškinamės, dėliojamės, stengiamės prisišlifuoti. Kas yra šeima? Tai yra akmens kaldys pasiima du akmenis, ne? Juos, reikia sudėti, kad gražiai susistatytų į kažkokį statinį. Jis paima du akmenis, ten pavarto, pažiūri, va, šičia visai nedaug skiriasi ir jie prisitrintų. Ir kas yra šeima? Tai yra du akmenys, trinasi vienas į kitą. Trinasi, ten garsas, ten nepatogumas, ten kažkas, tai supranti, girgžda, ne, ten garsas, tai padėk Dieve, žinai. Jisai trina. Trina. Ten gal vandens šiek tiek, kad ten ta trintis būtų, kiek galima švelnesnė ir produktyvesnė. Ne? Bet tai yra procesas, ilgas procesas tam, kad prisitrinti vienas prie kito. Tam, kad, tikti vienas kitam idealiai. Tikti vienas prie kito idealiai. Ir tai yra procesas. Ir jį reikia daryti. Netinka, žinai, tavai šitą nuskelsiu, čia šitas kampas man labai. Skaldydamas, ne, tu gali nuskelti taip, ten kur nori, bet gali nuskilti daug daugiau ir dar kreiviau ir jau nebetiks visai. Ne? Ir skaldant gali to kito akmens kampas nustilt, kuris buvo geras. Tai yra pavyzdys lygiai tas pats ir santykiuose. Mes turime prisišlifuoti lėtai, procesas, kai sakant, neskausmingai, nedaužydami vienas kito, ne? Nedaužydami nei psichologiškai, apie smurtą aš jau nekalbu, apie fizinį, bet mes turim prisitrinti. Ir viskas, jisai sakė savo nuoskaudas, kurias man jaučia per gyvenimą. Įdomiai, aišku. Gerai. Stengiausi būti gera žmona. Myliu, bučiuoju, šaunuolė, vadinasi, viską išsiaiškinot, ne? Daug dirbo. Plemba, tobulas vyras, daug dirbo, pakeitė darbą, daug dirbo. Gimė dar vienas vaikelis, fantastika. Bičas tikras vyras. O tų nuoskaudų vis daugėjo. Norėjau išvykti į užsienį, dirbom abu. Dirbom abu jau negerai. Pinigų netrūko, dirbom abu. Žiūrėk, mieloji, su darbu atsiranda kita bėda. Atsiranda ta bėda, kad kai dirba abu, moteriai darbas turi būti ne dėl išgyvenimo, ne tam, kad šeimos biudžetą pildyti, ne. Moteriai darbas turi būti malonus užsiėmimas laisvu nuo laimingo šeimyninio gyvenimo metu. Kitokio darbo moteris dirbti negali. Jeigu tu dirbi tam, kad uždirbi pinigų, čia, žinai, papildyti biudžetą, nes reikia, nes pipėts ten, žodžiu, trūksta pinigų, čia reikia, jeigu tu eini į darbą su tokia intencija, tu, vadinasi, atiduodi energiją, atiduodi per daug energijos tam darbui. Ir namai tai yra oazė, kur darbininkas, ne, po darbo grįžta namo, už durų palieka darbą, palieka tą visą šūdą, kokį tenai jam užvertė ant sprando, ir namie jisai ilsisi, jį pasitinka mylinti žmona, jį pasitinka vakarienė skani, sveika, jį pasitinka švara, šiluma, jaukuma. Ir darbininkas grįžta ilsėtis. Jeigu jūs abudu dirbat, žodžiu, grįžta abudu darbininkai, uždaro duris, ane, ir jie laukia, kur juos pasitiks mylinti ir namus prižiūrinti žmona. Tai jūs abudu diedo pozicijoje,
O tai kas tada pas jūs namie žmonos pozicijai? Kas pasitinka su šiluma, su meile ir panašiai. Ir čia atsiranda negerai, chebra, pinigų netrūko, bet trūko mylinčios, namų židinį prižiūrinčios žmonos. Pas jūs, jūsų santykiuose, jūsų šeimoj trūko žmonos. Nu, aš taip spėju. Aš čia pagal tekstą, aš nežinau. Gal pas jūs buvo kitaip. Bet, jam visą laiką atrodė, kad reikia vis daugiau. Nuoskaudos man dėl tokio gyvenimo. Pradėjo sakyti, blemba, bičas kalbantis, maladėts, kad moku manipuliuoti pati to nepastebėdama. Čia jis netgi psichologijos šiek tiek išmano, žiūrėk. Nepyk, mieloji, bet jūs moterys, jūs taip, jūs mokat manipuliuoti. Mes dėdai, mes paprasti, tiesiai kaip yra pasakėm, nuėjom, padarėm. O kad jūs mokat manipuliuoti, tai taip, nes, jūs manipuliuojat viskuo. Maistu, seksu, proto knisimu, viskuo manipuliuojat. Gerai, čia pajuokavau. Gal ne vietoj pajuokavau. Gerai, nepykit. Taip. Pradėjo sakyti, kad jis vis aukojasi dėl šeimos gerovės, kad jo nevertino. Aišku, pagal komentarus, kuriuos skaičiau, tai narcizas, ten palikta manipuliatorių, užsičiaupkit komentatoriai. Čia aš manipuliavimo jokio nematau. Bent jau kol kas. Vėliau taip, teisingai. Ten vėlimesniam gale teksto taip, jisai manipuliatorius. Bet čia dar kol kas ne. Vat kad jo nevertinu. Tai yra žiauri tendencija ir realiai, mielos moterys, jūs taip elgiatės. Jūs vyrų nevertinat. Nuvertinat. Yra vyro poreikiai. Yra vyro poreikiai būtini. Jeigu jūs norite, kad jūsų vyras būtų laimingas, kad jis būtų darbštus, produktyvus ir kalnus nuverčiantis dėl jūsų ir dėl šeimos. Yra keletą svarbiausių poreikių. Tai pirmas, tai turi būti vertinamas. Ne? Antras poreikis, jisai turi jausti dėkingumą, ne? Be abejo, už tai, ką padarė. Jam turi būti dėkojama. Ne? Ir kas yra svarbiausia, jis visada privalo jaustis reikalingas. Visur visaip ten, žodžiu, kai jisai jausis tau reikalingas, jis dėl tavęs padarys viskas, jis gyvybę dėl tavęs atiduos. Kai jisai jausis, kad jis tau reikalingas. Ir moterys, jūs kitaip šitą dalyką suprantat, pas jūs tai, ten kitaip pusrutuliuose sudėliota. Bet mes vyrai tokie. Ir kodėl, irgi tas pats pavyzdys, Arnoldas Švarcnegeris, ne? Žvaigždžių žvaigždė, erelis, ten bulemba, ambalas, ten Terminatorius, visa kita, ten, žodžiu, svajonių vairukas, ne? Gubernatorius, aktorius, ten, žodžiu, gubernatorius. Gubernatorius, tai įsivaizduokit, gubernatorius valstijos, kurios dydis yra kaip, nežinau, kiek ten tų Lietuvų tilptų joje. Gubernatorius, kur bendras vidaus produktas ten 1000 kartų didesnis už Lietuvą. Gubernatorius. Įsivaizduojate, ne? Žmona Kenedžių giminės ten kažkokia irgi gražuolė, lėlytė, kokia ten, ką tu. Jie išsiskyrė, nes paaiškėjo, kad jau jo sūnui 20 metų. O su kuo jisai ją išdavė?
su tarnaite. Neišvaizdžia, mažytė. Tokią lėlytę iškeitė į vat. Kodėl? Nes ten jisai rado pagarbą, vertinimą, dėkingumą. Mes vyrai tokie, mes be to gyventi negalim, mums kaip oras reikalingas šitas dalykas. Žodžiu. Taip, praėjus savaitgalį su draugais, nes vyrams juk reikia būtinai leisti laiką vyrų kompanijoje. Vyrams reikia vyrų kompanijos tam, kad jie išpiltų kortizolą, kurį sugeria surinkę iš žmonos. Jūs moterys, jūs kaupiate tą energiją, kurią kartais reikia išpilti. Ne? Ir geras, tinkamas vyras, sveikas vyras, jisai turi būti tas sugertukas. Sugertukas, kuris sugeria jūsų visą tą neigiamą energiją, jūs išsikalbat jam, jūs jam išsiverkėt, išsirėkėt ant jo, tenai, žodžiu, isterijas visokiausias jisai sugeria, ne? Priima į save, jis jūs nuramina, jis jūs, kai sakant, brandioji nusiramink, čia viskas tvarkoj, myliu tave beprotiškai, bet tą šiukšlyną jisai turi kažkur išpilti. Taip, tai eina į vyrų kompaniją. Vyrų kompanijoje jie tenai žaidžia azartinius žaidimus, jie tenai durniuoja, kovoja, mušasi, krepšinis, ten dar kažkas tai, žodžiu, ir taip jisai per adrenaliną, per visą šitą dalyką jisai išsivalo. Ir grįžta namo ir toliau myli, klauso, girdi savo žmoną. Bet jeigu jisai nėra tas išklausytojas, jeigu jisai neatlieka vyro funkcijos namie, tai yra jisai nėra jūsų psichologas, jeigu jis nėra jūsų meilužis, tada jam tos vyrų kompanijos nebūtinos. Tai čia šitoj vietoj vien tik tais tam, kad jūs girdėjot, kad vyrams reikia būti vyrų kompanijoje, tai čia, bevertis tekstas. Ir vat pradėjau matyti, kad tolstame pokalbė apie skyrybos tapo kasdienybė. Puiku, tapo kasdienybė pokalbė apie skyrybas. Stveri savo vyriškį, už gerklės ir sakai, o tu nori skirtis ar ne? Davai pabandom. Ir tempiesi pas specialistą. Aišku, su tais specialistais, ne visi specialistai, kurie vadinasi specialistais. Ne visų specialistų reikia klausyti kaip švento rašto. Nes aš pats kažkada tai jaunystėje bandžiau nueiti pas vieną specialistą, tai kadangi jau nuo mažens domėjausi psichologija, tai šeimos psichologija, poros psichologija, tai su tuo specialistu gavosi, kad neaišku, kas ką konsultavo, tai man išeinant net pinigų neėmė. Bet tai čia kita istorija ir sakau, specialistas specialistui nelygų, nebūtinai specialistas, bet judėti, daryti kažką tai reikia. Ir toliau, gaudavau dėles, atrodo ir rūpinosi, bet nesijaučiau išklausoma. Ir šitoje vietoje pasigaunu aš tavo bičą, duodu jam į ausį. Durniau, kur tu? Būtent, jūs abudu nuostabūs, teisingi žmonės. Ta prasme, jūs tobuli ir puikiai vienas kitam tinkat. Tik tais, mergytė, tu nevertinai savo bičio, o to reikėjo verkiant. Buchūras, tavo moteris nesijaučia išklausoma. Pisiec, ta prasme, viskas. Ir tiesiog per savo neišmanimą sušikot gyvenimus savo ir 2 vaikams. Nachrin, ta prasme, kodėl jūs taip? Jam visada norėjosi būti namie ilsėtis arba su draugais. Su šeima minimaliai. Vyras ilsisi namie,
Moteris dirba namie, ilsisi už namų durų. Vyro pareiga pasirūpinti, kad moteris gautų poilsio. Žinot, tai dėl to vyrai turi vežti į visokiausias atostogas, rūpintis atostogom, vežti atostogauti. Vyrai turi ją vežioti į parduotuvę apsipirkti, kad jinai ten, žodžiu, ten išsiilsėtų, nes moteris taip ilsisi. Vyras ilsisi namie, grįžęs, viskas. Jisai sociume ten arė, dirba, jis grįžta namo, jis turi tenai atsigauti. Ir vyras, jam norėjosi būti namie ilsėtis, jam norėjosi būti vyru ir turėti žmoną. Ta prasme, kuo jis blogas? Žodžiu. Nesijaučiau išklausomų, jis nereagavo į mane, blemba, kaip per visus skruostus atidaužyt bachūrą. Blemba, kodėl jinai tai rašo? Todėl, kad tu asilas. Jeigu tu neišklausai savo žmonos, jos kažkada neišvengiamai, jos kažkada turės išklausyti. Arba psichiatras, arba meilužis. Psio. Gerai, pradėjau kalbėti apie skyrį, galiausiai išėjau, o jis paleido, sakydamas grįšiu, nes kai pagyvensim, pradėsim ir būsiu pradėjus jį vertinti. Vienas neišklauso, kitas nevertina. Vsio, jūs pasiėmėt pačius pagrindus, kaip sugriauti šeimą. Sukūrėt sukūrėt ne taip, kaip aš norėčiau, žinai, jūs ten pirmiausiai seksas, po to šeima. Bet toliau jūs idealūs žmonės, vienas kitam puikiai tinkantys. Norėjau, kad mane sulaikytų ir bandytų keistis. Jo, jūsų moteris irgi ne viena istorija mano biografijoje, ta prasme, mano konsultacijų biografijoje. Ne viena istorija. Jinai norėjo, kad mane sulaikytų ir bandytų keistis. Šitą juostelę galima išimti, prikabinti ir visos norėjau. Aš iš tikrųjų nenorėjau skyrybų. Aš tik norėjau, kad mane sulaikytų ir pradėtų keistis. Ne taip daroma, chebra. Bandžiau visai tvarkyti santykius. Ką bandėjai? Jums abiems reikėjo bandyti. Šeima yra 2 žmonių projektas. Ir tą daryti turi norėti abu. Susiradau kitą vyrą, kuris davė man to, ko trūko 10 metų. Durnė tu, blemba. Ne durnė. Viskas tvarkoj. Viskas gerai. Jinai susirado, kai sakant, kotą, kuris pademonstravo, kad moka klausyti. Okei. Čia tai, ką aš pasakiau. Jeigu tu neišklausai savo moteris, jaučiausi neišklausoma. Jinai jaučiasi neišklausoma. Jis nereagavo į mane. Kaip ir sakiau, jeigu tu neišklausai, nereaguoji, jos išklausys ir reaguos meilužis arba psichiatras. Jinai pasirinko meilužį. Jai trūko 10 metų, jinai gavo tai. Aišku, kitas momentas, kad tas, kuris tau davė tai, ko tau 10 metų trūko, jis tiesiog tau davė tai todėl, kad jis norėjo tave iškrūšti. Viskas. Jis nėra toks jau idealus tenai, ką tu. Ne, jis tiesiog pademonstravo tau viliojimo įgūdžius. Ne? Gavo įkišt ir viskas. O tai suradau kitą vyrą, kuris davė man, taip davė, bet jisai toliau nebeduos, žinok. Nes, ne taip santykiai kuriami. Po metų gyvenimo atsirai pasakiau jam apie kitą vyrą, jis prilygino išdavystėj. Taip. Viskas. Ir šitoje vietoje jūsų santykių nebėra ir nebebus. Ta prasme, nes čia viskas. Įvyko seksas, peržegnojai, išsiskirstė.
Nes čia jau po tokio akto nebėra kelio atgal. Šita šeima pasmerkta ir sugriauta galutinai. Dabar vienintelis dalykas, jeigu ir vis tik norit, jis nesitikėjo mano tokio poelgio, aš irgi nesitikėjau. Aš skaičiau, aš nesitikėjau. Nu, bet tiek to, jau pasielgiai, tai pasielgiai. Vienintelis dalykas, kuris dabar dar įmanomas, nu taip, biški įmanomas, tai pradėt kurt šeimą iš naujo. Galima, įmanoma, yra istorijoje atvejų, kai po neištikimybės, po kažkiek tai laiko poros vėl susieina ir gyvena ilgai ir laimingai. Yra tokių atvejų. Nesakau, kad ten jau viskas. Bet čia, padėk Dieve, žinok, toks ilgas darbas. Čia tiek reikės investuoti energijos ir žinių. Nu, pirmiausia, reikia turėti žinias. Reikia turėti žinias, kad žinoti, į ką investuoti. Ai, palauk, jinai nenori jo susigrąžinti. Jis nori laiko ir mano kantrybės, kad parodyčiau, kad galiu jo laukti, bet aš noriu tiesiog jį paleisti ir nemoku. Nori paleisti jį. Tai tas, kur davė tai, ko trūko 10 metų, tai toks geras, ne? Blem, bet jūs turit vaikus, o, tu kurmi. Žodžiu, vienintelė malda lieka dabar, kad jeigu ir tu jį paleisi ir ten, išsivalysi, nežinau, čia, žodžiu, čia jūs turit susėsti ir kalbėtis. Baisiausia tai, kad susėsti ir kalbėtis jūs galėjote dar iki svetimavimo ir būtumėt nuostabi šeima. Nes jūs nuostabių įgūdžių žmonės. Jūs nuostabių įgūdžių žmonės. Ir tereikėjo žinių, šiek tiek tų pagrindo žinių. Oi, žodžiu, laikykitės. Kreipkitės konsultacijos, išsiaiškinkit savo norus. Ne, gal pirmiausia, išsiaiškinkit savo norus, nuspręskit, ko jūs norit. Ir kreipkitės konsultacijos, mokykitės, ieškokit seminarų, pilna nemokamos medžiagos internete. Ta prasme, taip, ne viskas internete, kas parašyta, yra šventa tiesa, nes, čia irgi ne per seniausiai radau tokį labai gražiai apipavidalintą psichologą, kad, dantis išdaužyti ir pabandyti sužinoti, kur jisai diplomą gavo, nes, viskas tam, kad griauti šeimą. Ta prasme, viskas pastatyta per tinkamą kovos meną tarp sutuoktinių. Debilas. Žodžiu, nesmė. Tai viskas. Myliu, bučiuoju, širdelį nešioju. Labai, labai skaudi istorija, labai gaila vaikų ir labai gaila, kad vis tik dar viena šeima patyrė tokius išgyvenimus, tokius iššūkius. Labai gaila. Chebra, stenkitės kurti šeimas, nesantykiauti, ne mano partneris, ne, o kurti šeimą. Tai yra gerbėjas, kuris, kai sakant, sparną rėžia aplink mane, pasižiūrėkit, kaip išrėžė, o paskui spręskit tinkamas ar netinkamas, metus pradraugaukit be jokio sekso, o tada ženykitės. Ir čia bus pirmas žingsnis turėti šansą sukurti normalius santykius. Ai, ką užeikit, klauskit,
aš nežinau, ką daugiau pasakyti.